Juodieji rusų terjerai. Magijos teatro artistės Dianos šeimos numylėtiniai. Juodieji rusų terjerai išvesti po Antrojo pasaulinio karo Tarybų Sąjungoje. Jie puikiai saugojo kalėjimų teritoriją ir strateginius objektus. Šiandien tai puikus kompanionai, tuo įsitikino ir magijos teatro artistė Diana Dirmė. Diana ir Virgilijus juodaisiais rusų terjerais susižavėjo šunų parodoje. Mes nuėjome tiesiog apsižvalgyti savo reikalais ir paskui atėjo mano vyras ir pasakė, man labai patiko šuo, labai ramų šunis. Aš buvau nustebusi. Sako, aš nusifotografavau ir tiesiog ta nuotrauka paskui stovėjo pas mus. Ir vis ta mintis kažkaip mums aplinkui, kad va šita veislė, juodasis rusų terjeras, tai būtent tai, ko mums reikia. Padarė labai didelį įspūdį savo dydžiu, savo išvaizdą ir tada, aišku, pradėjau domėtis. Prieš tai turėjom vokiečių aviganį, labai geras šuniukas, bet norėjom kažką kitą pakeisti. Tai patiko to, kad jie yra labai universalūs, labai ištvermingi šunys. Ne paskutiniai vietoj buvo tai, kad jie neturi kvapo ir nesišeria visiškai. Viskas pasitvirtino, kaip sakoma apie juodasis rusų terjerus, kad jie stabilios psichikos, jie ramus, jie stiprus, jie sargai labai puikus. Tai visa tai pasitvirtino, iš tikrųjų jie yra tokie. Paauginę vieną juodąjį rusų terjerą, Dirmos nusprendė įsigyti ir antrą. Mes pamastėm, kad vienam šuniukui liūdnoka, nes aš dažnai išvažiuoju, pas mane gastrolės, Virgis irgi dirba visą dieną, tačiau mes ryte pasivaikščiom vakare, bet visą dieną mes pagalvojom, kad jau grano neliko ir vienas bondas jam liūdnoka. Ir mes sugalvojom po metų įsigyti dar vieną juodulį. Jeigu duoti į valią, tai manau, kokie būtų 6 rusų terjerai. Aš norėčiau, pavyzdžiui, katiną, jinai nenori kol kas. Šunininkė pas mus yra žmona. Čia jos hobis, jinai užsiima, labai myli. Aišku, aš irgi myliu, bet šunininkė yra žmona. Žmona užsiima, nebent jinai kažkur išvažiuoja į gastrolės, tai tenka man jau pasiraitot rankovės, bet kiekvieną vakarą reikia juos pašukuoti. Aišku, prieš kiekvieną parodą daugiau mes užsiimam su kailio tvarkymu. Mes pasidalinę per pusę 2 šunis, iš pradžių turėjom vieną, bondą, tai jis buvo mūsų abiejų ir dabar turim 2 ir pasiskirsti. Tima yra mano šuo, o bondas yra Dianos šuo. Juodasis rusų terjeras, tai pas juos labai stipriai išvystytas sargybos instinktas. Jie saugo teritoriją, saugo šeimininką. Jie taip prie kitų žmonių atsargiai labai. Jie niekada neparodys agresijos šiaip savo be reikalo. Bet jeigu kažkokia situacija bus tokia, tai jie iš karto parodys savo tos privalumus ir jie tikrai neduos kažką padaryti kitiems. Jie tiesiog visada stovi tarp tavęs ir kito žmogaus, va taip. Jie tave saugo visada, gali būti ramus, kai eini bent kur, bent kada. Tokiam šuniui būtina dresūra, tai ir kinologas pas mus dažnai ateina ir paskui tiesiog patys palaikom. Paskui aš susidomėjau agility su bondu ir jam pradėjo sektis labai gerai. Visi kaip pamatė, kad čia labai didelis šuo iš tikrųjų agility, bet jam labai puikiai sekėsi. Dresūra šitiems šunims tinka, jie su malonumu tai daro ir jie labai greitai supranta, labai lengva dresiruoti. Tai ir aš klausau žmonos, tai šunys, tai to labiau. Kaip čia neklausysi? Net, kaip ten sako, net navigacija sutinka. Diana, kadangi augusi cirke ir su kitais gyvūnais, tai jie labai gerai seka. Jie tikrai daugiau klauso jos negu manęs. Magės Dianos repertuare yra buvę triukų su gyvūnais. Anksčiau mes su Arvidu, kai darydavom triukus, mes turėjom triušiuką. Tai yra klasikinis triukas, kai iš cilindro atsiranda triušis.
Bet pas mus buvo stiklinis cilindras ir tiesiog triušiukas iš oro atsirasdavo. Paskui mes atsisakėm šitos idėjos, kadangi su gyvūnais iš tikrųjų keliauti gan sudėtinga. Nors pas mus su Arvydu yra idėja būtent su šunim padaryti triuką įspūdingą, nes jie atrodo labai gražiai ir pradanginti, pavyzdžiui. Šunį, kuris sveria 60 kg, aš manau, tai būtų įspūdingas triukas. Šiuo metu vyksta tik paruošiamieji darbai. Šuo pratinamas prie scenos apšvietimo, įvairių garsų, kad jaustųsi ramiai. Dresiruojam šunį, nors juoduliams stresas negresia, jie labai ramus. Kaip sakoma, stiprus kaip rotveileris, smalsus kaip rizenšnauceris ir ramus kaip Newfoundlandas. Va, tai yra juodasis rusų terjeras. Jie sportiški šunys, jie mėgsta apsibėgioti, maudytis, tai yra jiems didžiausia šventė. Su manim plaukioja, tai čia iš Newfoundlando. Apskritai šita veislė išvesta iš 18 veislių, bet 5 yra pagrindinės. Tai Airedale terjeras, toks šoklumas, jisai greitas šuo, judrus, yra Newfoundlandas, mėgstantis plaukiotis, toksai ramus, stabilus šuo, juodas kailis iš jo, rotveileris, įeina į tai. Rizenšnauceris, labai žingeidus šuo ir dar Kaukazo viganis, kai kartais reikia būti piktam, tai, bet šiaip tai nėra iš principo pikti šunys. Aišku, jeigu jau prie jų lenda, tada jie duoda atgal. Šita veislė atsirado po karo, maždaug 50 metais. Tai rusų kinologijos pasididžiavimas, buvo veislynas Raudona žvaigždė ir vat ten iš kelių veislių tokį kokteilį padarė, tokį šunį, kuris labai gerai prisitaiko prie oro sąlygų, kuris turi saugoti. Tokia legenda eina, kad tai yra Stalino šuo, bet aš manau, kad tai yra legenda. Prieš galvojant įsigyti tokį šunį, iš tikrųjų reikia įvertinti savo galimybės. Tai stiprus šuo, didelis, didelių gabaritų. Ir aišku, žmonės, kurie mėgsta sportuoti, mėgsta judėti, toks šuo tinka. Jie labai mėgsta vaikščioti su mumis, tai kartais imam kokius 10 km ir einam kartu. Tačiau gal vyresniems žmonėms nepatarčiau, vis tiek reikia daug judėti, dresūra ir visa kita. Bet šiaip jie šeimoje labai gerai, tai tikras šuo kompanionas. Su vaikais šita veislė labai gerai sutarė. Ir išvis jie nerodo savo dominacijos, jie sugyvena ir su katinais. Toks privalumas, aš manau, šitos veislės. Jie yra labai universalūs šunys. Jie namuose gali būti kaip kačiukai, gulėti ant nugaros, juos galima su jais vartyti juos kaip nori, o jų sargumas dažniausiai pasireiškia pagal komandą. Jeigu jiems liepi saugo, tada jie saugo. Tai nėra koviniai šunys, nėra kažkokie neprognozuojami šunys. Man labai patinka, kad jie yra labai ištvermingi, ramūs, tokie stabilaus charakterio. Juodųjų rusų terjerų šūkiu galėtų būti "Nelieskite manęs, mano šeimos, ir aš paliksiu jūs ramybėje taip pat". Tinkamai auginamas toks šuo yra lengvai valdomas, puikus draugas ir sargas namiškiams, bet įtarus nepažįstamiems žmonėms. Paprastai, kai ateina kiti žmonės, ar koks nors paštininkas, tai jis nelabai nori eiti. O kada mes įsileidžiam draugus, nes kaip be skambučio dažniausiai niekas nevažiuoja, tai labai draugiškai ir per minutę laiko jie susidraugauja ir leidžiasi glostomi ir žaidžia su jais. Aš manau, kad didelis šuo privalo klausyti savo šeimininką. Ir be abejo, jeigu jie rodytų man savo jėgą, jie, aišku, gali mane nutemti. Bet aš manau, kadangi pagal dresūrą mes turim kontaktą ir jie jaučia, kur negalima, kur nelist. Žodžiu, jie klauso komandų. Juodasis rusų terjeras tai grožis, be abejo, puikus sargas, bet to tai šeimos draugas, puikus kompanionas, mėgsta labai keliauti, visus šeimos narius labai mylintis šuo. Aš norėčiau dar pabrėžti, kad kailis reikalauja priežiūros. Be abejo, būtent šią veislę reikia teisingai prižiūrėti kailį.
Du dalykai yra. Jeigu tai yra parodinis šuo, tai be abejo prieš parodą reikia nuvesti į kirpyklą ir duoti profesionalams tą dalyką daryti. Jeigu šuo nedalyvauja parodose, tai biški lengviau, galima trumpiau pakirpti, bet šiaip iššukuoti reikėtų kiekvieną gal savaitgalį, taip, kada yra laiko. Ir nors kartą per mėnesį reikia padaryti grūmingą. Tai yra šuniuką išmaudyti, iššukuoti ir trupučiuką pakirpti. Daugelis manęs klausia apie mūsų šunis, juodosius rusų terjerus, ar daug jie valgo. Atrodo dideli ir kaip buliukas. Ne, aš manau, kad kaip kiti ir vidutinės, ir didesnio dydžio šunys panašiai valgo jie. Dar apie jį sakoma, kad juodasis rusų terjeras tai yra šuo, kuris užima mažai vietos. Daug žinau savininkų, kurie laiko juos butuose. Aišku, gal nėra labai patogu, bet tai nėra didelė problema. Magės Dianos ir jos vyro Virgilijaus šunys gyvena name ir turi galimybę palakstyti ne tik kieme, bet ir šalia esančiame miške. Taip pat šeima pasiima augintinius ir į bendras keliones. Mes mylim savo gyvūnus, sako Dirmos. Mums šiandien labai malonu, kad jūs atėjote pas mus į svečius ir mes labai mylim jūsų laidą, rytais žiūrim. Ir norim palinkėti visiems, kurie žiūri, norėčiau palinkėti sveikatos jūsų augintiniams ir mums žmonėms norėčiau palinkėti, kad žmonės turi žmogiškai elgtis su gyvūnais, nes galima spręsti iš žmogaus pagal širdį, kaip jisai elgisi su gyvūnais. Jeigu žmogus elgisi gerai, reiškia jisai ir su žmonėm gerai elgisi. Tai aš tikiu, kad mes visi mylim gyvūnus, nes mūsų gyvūnai tai yra mūsų laimė.